Sveiki vienkiemiečiai. Šiandien mes susitikome vienkiemyje. Tai lietuviškas online žaidimas. Kas dar nežinote, galite užsukti į vienkiemis.online. Tai lietuvių kuriamas lietuviškas žaidimas online tipo. Žanras yra survival, išgyvenimo žaidimas. O kas jau žinote, tai žinote mane kaip Discordo kaip Disob. Ir šiandieną mano tikslas yra jūs išmokyti kurti žaidimus. Tai bus pirmoji pamoka, kaip mes integruosime sukurtą 3D grafinį elementą su dirbtiniu intelektu. Tai šiuo metu mes bandysime sukurti degalų baką. Dabar degalų bakas yra toks labai jau paprastas, naudojamas testavimams. Tiesiog raudona dėžutė su kamšteliu į rankeną. O mes bandysime padaryti kažką panašaus į tokį variantą. Taigi kviečiu visus prisijungti prie šios pamokos, išmoksite daug įdomių dalykų ir galbūt galėsite prisijungti prie žaidimo kūrimo. Taigi visų pirma, norėčiau papasakoti apie pačią idėją. Idėja ta, kad iš pačios nuotraukos, kurią sugeneruojame su dirbtiniu intelektu, mes galime padaryti 3D geometriją. Taigi aš naudoju Google Gemini, Nano Banana, dirbtinį intelektą. Tiesiog įkėliau nuotraukėlę, ko mums maždaug reikia. Aprašiau, sukurk 3D modelio kompoziciją, baltas fonas, gilios tekstūros skirtas 3D generacijai. Į detalės aš labai nesigilinsiu, labai nepasakosiu. Svarbiausia, dabar pati idėja sugeneravo mums dirbtinis intelektas tokį vaizdą. Ir mes bandysime iš šio paveikslėlio padaryti 3D modelį, kurį vėliau galėsime kelti į patį žaidimą. Naudojant šią technologiją galėsite prisidėti prie elementų kūrimo, atsiųsti į žaidimą vienkiemis ir galėsite džiaugtis savo objektais mūsų žaidime, kartu jį žaidžiant. Taigi mes sugeneravome tokį paveikslėlį, kuris puikiai tinka 3D generacijai. Žinoma, to šešėlio galėtų ir nebūti, bet mes galėtume pasakyti, kad panaikink šešėlį. Aišku, 3D generavimo programa to šešėlio nematys, bet žinoma būtų geriausia jau generuoti objektą, kuris yra clean, švarus, be šešėlių, be kažkokių tai emblemų. Nepanaikinom šešėlio, bet aš manyčiau, kad tiks. Taigi mes naudosime dirbtinį intelektą, kuris vadinasi Hunyuan. Čia, nežinau, kiniečių ir japonų, žodžiu, azijiečių kūrinys. Galime jį išsiversti į anglų kalbą. Šiuo atveju mes įkelsime nuotrauką būtent to objekto, kurį sugeneravo mums Google Gemini. Ir pats dirbtinis intelektas mums sukurs modelį, kurį galėsime panaudoti, aišku, žinoma, jį prieš tai optimizavę, galėsime panaudoti žaidime. Pasirenkam naujausią versiją, mažiausiai poligonų. Apie poligonus aš pakalbėsiu vėliau, bet šiuo metu jums reikia susikoncentruoti į tai, kad kuo mažiau poligonų, tuo geresnis rezultatas. Nes 1,5 milijono poligonų būtų skirtas ne žaidimams modelis, o spausdinimui 3D, o žaidiminiam resursam reikėtų pasirinkti kuo mažesnį poligonų kiekį. Pasirinkam Geometry and Texture ir spaudžiame Generate. Ir dabar pažiūrėsim po 120 sekundžių, kokį mums modelį sugeneruos. Tuo tarpu, kol generuoja, visi laukiami į vienkiemio Discord kanalą. Greitai bandysime testuoti naujas galimybės žaidime. Taigi, kas dabar dar esate čia naujas ir žiūrite šią pamoką
pirmą kartą sužinojote apie šį projektą, tai kviečiu visus užsukti į Discord kanalą ir ten drąsiai reikšti savo idėjas. Taip pat išmokę dirbti su šiuo įrankiu galėsite dalyvauti žaidimo kūrimo procese, galėsite kurti modelius, mūsų komanda atrinks gražiausius ir reikalingiausius modelius ir patalpins į žaidimą. Taigi viską, ką šiandien išmoksite, yra tik pradmenis, o toliau, jeigu bus įdomu, papasakosiu, kaip vyksta modelių modifikavimas, optimizavimas, nes ne kiekvienas modelis gali būti įkeltas į 3D aplinką, į žaidimų variklį tokį kaip šitas Unreal Engine. Nes, kaip ir minėjau, poligonų skaičius labai stipriai įtakoja žaidimo performansą ir jeigu bus labai daug poligonų modelyje ir įsivaizduokite, jie spawninsis po visą mapą, tarkim 100 atsispawnins po milijoną poligonų, tai visas žaidimas užstriks. Reikia jį optimizuoti, kad jis tiktų pačiam žaidimui. Ir pati geometrija turėtų būti kuo paprastesnė, o pačias detalės mes išgauname su tekstūra. Taigi bėgam pasižiūrėti, galbūt jau užkrovė mums modelį, štai kokį detalų gražų modelį mums sukūrė AI-us. Aišku, čia biškėlį išlinkimas negražiai padarytas, bet aš manyčiau, kad rezultatas visai neblogas, labai gražiai. Dabar turim 50 000 poligonų. Tai yra labai daug, bet mums Huni One dirbtinis intelektas gali supaprastinti visą šitą modelį. Įspaudžiam Smart Topology, kad sumažintų mums tų feisų kiekį. Aišku, geriausia naudoti trikampinį metodą, nes iš karto modelis bus geriau skaitomas žaidimų varikliu. Spaudžiame Smart Topology ir po 240 sekundžių mes turėsim supaprastintą modelį, kuris tiks žaidimui. Dabar turiu 9 šiai dienai modelius, kuriuos galiu sugeneruoti. Jūs, kai prisijungsite, turėsite 20 nemokamų generacijų, tai pakankamas kiekis pasibandyti ir pasimokyti. Taip pat ši pamoka, aš tikiuosi, bus labai naudinga ne tik pradedantiesiems, kurie mokosi žaidimų kūrimo, bet ir kas galbūt bus įdomu ir patyrusiems žmonėms, nes šie nauji įrankiai 3D generacijos atsirado nesenai ir nesenai pats aš pradėjau mokytis 3D generavimą su dirbtiniu intelektu. Aišku, ne viską galima gražiai sugeneruoti, bet paprasčiausius dalykus, kaip kirvis, kaip fakelas, kaip kažkoks pastatas ar statula, tai labai gražiai AI-us padaro. Taip, bėgam pasižiūrėti, gal jau padarė. Dar ne. Bandome praskipinti ir susitinkam už 240 sekundžių. Na va, mums dirbtinis intelektas sugeneravo paprastesnę modelio formą ir nuo 50 000 feisų mums padarė 5000. Tai puikus rezultatas. Galime pamatyti, kad modelis pats nepasikeitė kokybė, bet jų feisų skaičius sumažėjo drastiškai. Jo forma yra žymiai paprastesnė, nes su 50 000 feisų būtų modelis skirtas filmams ar animacijai kurti ar spausinti, o dabar 5000 kaip tokiam modeliui pilnai pakanka Unreal Engine'ui, Unity'ui ar dar kokiam kitam žaidimų kūrimo varikliui. Na ir bandom padaryti tekstūrą šitam modeliui. Spaudžiame Generate Texture ir po kažkiek laiko turėtų mums sugeneruoti tekstūrą šitam modeliui. Ir po to bandysime tekstūrą uždėti pačiam Unreal Engine. Tekstūrų tipų aš nekomentuosiu šiuo metu, tai jeigu kažkam bus įdomu, aš papasakosiu kiekvieną tekstūrą, ką reiškia ir kaip ją pridėti į Unreal Engine, bet kaip dabar paprastai parodysiu, kaip viskas veikia paprastuoju būdu.
tekstūra turėtų susigeneruoti gan greitai, 70 sekundžių ir mes gausime gan įdomų rezultatą. Iš tikrųjų, galima naudoti ne tik Google Gemini dirbtinį intelektą, kad sugeneruoti objektą. Galite naudoti ChatGPT ar Midjourney, kur jau jūs pripratę. Ir reikėtų stengtis, kad modelis būtų baltame fone, be šešėlių, be kažkokios tai aplinkos aplinkui, kad nebūtų papildomai dirbtiniam intelektui darbo atpažinti, koks tai yra objektas ir kokios tai yra tekstūros. Taigi, tokį objektą sugeneravo ir mes pasižiūrėsim tuoj, kokią tekstūrą uždės objektui. Nes čia matau atspindžiai, matau rūdis, matau įlinkimus. Tai pasižiūrėsim, ar dirbtinis intelektas atpažins tekstūrą ir ar uždės shaderį, tokį kokį norim. Va. Labai gražu, padarė labai gražų modelį. Aišku, čia matosi artefaktų šiek tiek, įbrėžimas kažkoks tai, bet netgi virinimo juosta matosi, sugeneruota, labai gražiai padaryta. Ir mes išlaikome 5000 poligonų. Yra normal mapas netgi. Ir netgi tekstūra. Tai mes nieko nelaukiam, spaudžiam FBX formatą, nes su FBX formatu Unreal Engine'as draugauja geriau ir spaudžiame siųstis, download. Ir tuoj įkelsime savo modelį į Unreal Engine'ą. Taigi importavome mes Kurobaką patį modelį į Unreal Engine'ą. Kaip matome, importavo ir 3 tekstūras. Kaip ir sakiau, į tekstūras apie tekstūras daug nekalbėsiu, bet mums sugeneravo pačią tekstūrą, kur yra albedo, tai yra pati spalva, metallic tekstūra, kuri atsakinga už įvairius atspindžius ir normal tekstūra, kuri atsakinga už iškilumus. Taigi modelį galim peržiūrėti paspaudus dvigubai. Aišku, čia per gridą nesimato, bet mes galime sugrįžti į mūsų darbinį langą ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Aišku, modelis šiek tiek per didelis, mes jį galėsim sumažinti, bet modelis atrodo įspūdingai. Ir aš net neabejoju, kad būčiau užtrukęs šitą modelį kurti žymiai ilgiau. Man dabar užteko sukurti šitą modelį su dirbtiniu intelektu 5 minutės, nereikėjo net prisidėti nieko. Tai žinoma, galima jį detalizuoti, galima uždėti tekstūrą, kai jis dar labiau blizgėtų, galima truputėlį pakoreguoti visą formą, bet rezultatas yra akivaizdžiai nerealus. Tai visos nuorodos bus video aprašyme, kas norėsit pasibandysit, atsiųskite, ką pavyko sukurti, galbūt ir patį modelį sukūrėt kažką tai, kas tiktų vienkiemio žaidimui. Ir sėkmės kūryboje.